Video pabaigo papasakosiu, kaip žadu atiduoti 3 prekes, tai žiūrėkit iki galo arba prasisukit iki galo ir dalyvaukit ir gerą žiūrėjimą. Žiūram. Čia įtaro bus Edvino Slaidins motociklo, kur nusipirkau iš AliExpreso. Jo. Man brolis biškėlį kai mechanikas, tai kaip ir surinko motociklą. Tai, žodžiu, išpakavau laidus. Čia Edvinos Laidins, buvo prašęs, kad sakyčiau, reiks atiduoti. Edvins irgi greičiausia biškėlį užsiims YouTube'is reikalas, tai mano kanalas ir čia padedote. Edvitech. Tas laidinsis skirts ano motociklo, surinkt motociklą, ir kad suprant, kada visišką padaryti veiklint, reiks ant to elektronikos tvarkyti. Tai čia, žodžiu, reiks Edvino atiduoti iš AliExpress, pirmoji siūlom, žodžiu. Tada turim tų gelton dalykėlį. Ko žiūram? Kas čia bus? O, čia bus man vienas iš mėgstamiausių dalykų, kad užsisakiau. Kadangi su Ciongs kanalu turiu daug idėjų, aišku, ką bus, nežinia. Bet užsisakiau pažiūrėti Ciongą, logo lipdukų. Žodžiu, draska visko nebiškint. Eik tu savo, kaip gerai atrodo. Čia ir lipduka. Ciongs lipduka. Robert čipsos. Robert buvo ta, kur parėjo visas jums ir Agaliam jau išpakuot. Nesakau, po darbą esam pavargę ir tiesiog nusivepeliuosim, kad vis laik ir, kad po darbą filmuojam kažkur. Tai dabar va, pakuojam ir... Gražiai atrodo, net čia ir lipduka. Ciongs lipduka! Sakam, gražiai atrodo. Tai va, aš jums įdės po lipduk, jei, kad sakant, atiteks jums tam tikrą priekį. Tai va, Ciongs lipduka. Tai dabar reikia iš karto įsiklijuoti kažkur, kad čia iš karto, žinai, kad tų video nieks nerem, tai aš tų video pats remaus. Ciongs rem tų video. Gerai. Kur mes anu užklijausiam, tai priširdėjus. Va. Aš nežinau, va, aš geriausiai reklamautusias. Bet aš reklamauju tik tos gerus dalykus. Tai va. Varom toliau. Turim dėželį. Atsistumtam tos dalykus. Ne į šoną. Gerai. Žukt. Ai, nereiktų pėliau. Suriam. Vyriškai jie. Čia ir. Kas čia ir? Kinietišką datyk nemūk. Angliškai irgi neišklosiu. O, žinot, kas čia ir? Čia ir šalms. Ne, čia ir daugiau kaip kautų. Va. Kodėl aš tų dalykų Ai, ne, čia ir jau, visi gerai. O žiūrėkit, ko aš prasisimtau. Čia ir šalms. Ir čia dar ir ant veido sėdėti. Gerai, Robert, viską matau, ein supras, kas čia ir. Tai va, žiūrėkit, čia ir šalms. Čia ir ant veido sėdėti. Aš tu jau užsidėsiu. Kas į gerą, kad va čia šitą gali sėdėti GoPro kamerą. Aš žadu ateiti pafilmuoti tokių gana ekstremalių video. Tai aš užsidės GoPro ir to pačiu aš biškį galvą apsisaugos. Nes galbūt ekstremali video ir tas šalmas gal man galvą išgelbėti.
Ir čia netgi bus 3 viename. Ir kameros čia galės užsidėti, ir man galvą apsaugos, ir aplama, kad video darys, kad tokia tematika bus įdomi. Nes iškart matysit, kad esu to šalmu ir aš darau kažką tokio neprotingo. Tai va, gerai. Biškučiu pirm kartą darau, nesijaukit, arba jaukitės. Turbūt dar geriau, jei jauksitės. Neišjungsit video po 3 sekundžių gal. Ai, va čia atsisagam. Čink. Nu, kaip atrodo liaudis. Iškart gražesnis veidas, iškart gražesnis vaizdas, ne, kad veid neapsimat. Tai va, kaip atrodo, Roberta? Jaukinga? Ne, šiaip žiauriai įdomu, nes visiškai veid nebesimat. Tai va, aš kur nors po tokį exploration video, tuk. Ir mums nieks nematė, ir aš jį pažiūrėjau. Savo. Nu, biškėlį suvirpėjai, bet nebau skaudė. Tai va, labai geras dalyks. Viena iš brangiausių jau atšpriekim. Nepasimint, kiek kainau. Jei kam nors įdomu, aš galėsiu jums parašyti. Parašykit į Ciongs info suklausimas. Arba tiesiog į Almantas Bertašius. Po kol kas esu labai mažas kanalas, tai atsakysiu jums vis tiek, nes po kol kas, po kol kas esu labai mažas, tai nebijokit, rašykit, klauskit, man bus miela malonu jums padėti, padiskutuoti ir visko. Tai čia dar kažkoks dalykėlis ir, bet čia turbūt ir įsidėti kažkoks paminkštinimas, nu dabar čia nelabai suprasit. Gerai, nusiimsiu šitus dalykus, nes aš manau, kad nelabai girdėsies, kad geriau girdėtumės, padedam. Čia labai geras dalykėlis. Su to kaukė dar bus video. Nes aš turiu idėją, matau, tas Ciongs kanalas, man toks, aš manau, noriu taip daryti, kad aš galėčiau man daryti vos ne, ilgą laikotarpį. Aš nenoriu daryti vien tik tas nišą, nes man viena niša atsibos. Tai va, man atsibos vieną dalyką, aš gal pafilmuos kitus dalykus, aš gal paeksplorinsiu, aš gal pakeliausiu, aš gal saviugdą užsiimsiu. Gal kažkas ir pasakyt, kad čia labai bloga, kad tas kanalas toks ir apie daug dalykų. Bet kad man mėgautis to turinio skūrimu, man turbūt daug dalykų. Aš negaliu vien tik tas daryti vieną dalyką. O jei aš iš to kanalo niek neuždirbs, aš sakau, aš vis tik išmoks kažko. Aš darysiu video, aš išmoks montuoti, aš kalbėsiu, aš išmoks kalbėti. Nu, žodžiu. Nefilosofuojam, dabar pakuojam. O, čia ir camelbacks. Čia ir gertoji žodžiai. Čia užsidėt, nu tai užsidės jums parodys. Tus paėmiau du su idėja, kad vieną jums atidaus. Nes kas mėgsta atbėgiuoti, aplama geras dalykas, karštą dėjiną. Čia yra, čia yra tas toks tašė. Labai geras, ne kažkokie ten per čia, bet prisiriš čia šitą ir suom gali bėgiuoti. Čia geras dalykas. Čia ir mikrofons su apšvietim, kad jums nebereikėtų tokiam, nekokiam setupė mūnį matyti, tai pasitobulinsim. Visų kitų dalykų labai pigiai, iš tikrųjų parsisiųsti, kas norit kažkur pradėti filmuoti, ar tiesiog koks nors savo produktą filmuoti, kokiam versliuko tikrą patarą pasižiūrėti. Aišku, dar niek nesakau apie kokybę, nes pats dabar pirmą kartą parsisiuntėjau. Čia tokia ir lempelė, ir mikrofons, tai čia, kaip suprant, kokiems tiems suprantat, žodžiu, vloginimam, sakam. Kas čia tu pasisiunti? Skustoks. A čia aš pasisiuntėjau? Su drakonu. Jo, kada aš, kam aš tada pasisiuntėjau? Aš pasisiuntėjau su idėja, kad išvažiuosim į užsienį, kad nereikėtų mokėti didelių pinigų. Nes manau, vis žinot, kad kokius Skandinavijos šalys už apsikirpim. Aš nežinau, aš nesu buvęs, bet manau tikrai, kai 30 metų reikia pakloti. Sakau, Robert, tu išmoks man skusti, apskusti plaukus apkirpti ir nereiks man į kirpyklą. O jei neišmoks, aš tiesiog plika, žuk, tai nusikirps. Tik nežinau, čia nemanau, kad jis bus kokybiškas, bet
Aš kai buvau kariuomenė, vienas man iš kambarių parsisiunčiu iš kiniečių daug visokių tokių skoist plauksrums, daug kam apskosdavo normalią, tai galvoju, kodėl nepabandyti. Tai va, pakraunams, tai va toks skus toks. Žup. Tai va, dedam čia. Galvoju, kas čia. Čia į kitų dalykį, laidelę, čia vis elementarus dalykai. Ir dar kas čia yra. Turim dar vieną tokį kapkaukę, bet kaip matyt, ten buvo užtomsinti stikliuką, o čia ir neužtomsinti stikliuką. Pagrindinė iš tikrųjų tos kaukės ir šalma, man rodo, ten paskirtis ir visokiems dažasvaidėms, ir visokiems airsoftams turbūt. Aš iš tikrųjų ateitį turiu minčių su dažasvaidžiu. Bet daug nešnekės, nes nežinau, kaip gal gyvenims pasisok, bet man to iki ir aš turiu vieną idėją, kas jis susijęs su dažasvaidžiu. Gal kada nors ir išsipildys, o gal ir ne. Jei išsipildys, tikrai pamatysit. Tai va, čia ir su permatom stikliu. O ten buvo su tamsintu. Bam. Gerai. Čia yra taktinės pirštinės. Už koks dar, nes jei būtų brangesnis, tikrai nebūčiau sakys. Nes nežinau, kiek anos ir naudingas, bet tiesiog užsisakiau, kad keičiau atrodyčiau, jei atvirą aš nebūtų. Bet tikrai žinau, keičiau atrodys. Roberta, keičiau atrodys. Bet žiūrėkit, tikrai, eik tu savo. Pažiūrė. Bliam, žiūrėk, tikrai. Žiūrėkit, kaip gerai atrodo. Ir manas tikrai brangiai nekainavo. Va. Ar čia, va. Pirštinis tikrai es patenkins. Es tik patenkins, kad galvoju, gal netgi jums ant reikia atsiūsti. Labai patenkins, nežinau, pirštinis, va. Eik, so. Oho, reiks pažiūrėti, aš daugiau užsisakysiu. O tas jau aš jums atsiūs, nes tikra, kaip sakant, nebus gėdų siūsti toj priekį. Čia, žodžiu, ta priek bus viena iš tų, kur galvoju jums atsiūsti, gal netgi daugiau negu ta prieks jums atsiūs. Žodžiu, pirštinis greičiausiai jums atsiūs, nes labai fainas, o man dabar nereikia, aš tiesiog užsisakysiu monetės kietas pirštinis, o tas aš jums greičiausiai atsiūs, tai padedi šon. Gerai, Camelbacks, kas nežinot, tu iki dalykėlį, bet manau, kad žinot, dabar netgi, kad buvau vėl kariuomenė, 2019 metas, kad buvau, dar mums neišdalina, mums dar paprastas gertuvės. Dabar, kad buvau rezervo mokymus, tai jau mums išdalina Camelbackus. Ameriko, aš kiek žinau, kariuomenė visą laiką nebūdavo. Nežinau, visą laiką būdavo, bet mane matydavo visą laiką. Bet dabar jau į Lietuvą atsirado. Čia prisipilam vandens. Čia va, taip, aš toksai čiuk. Prisipilam vandens, čia 3 litrai man rūtel. Nepriimkit man žodžiu, kaip už faktą, aš tikrai nežinau. Aš daugmaž viskų šneku. Čia 3 litrai, bet aš atsimenu, kad piliaus kariuomenė, aš piliaus į kriauklę, buvo sunkiai pakeišti, buvo maž kriauklė, aš tiesiog prisipildavau į pus litrą buteliokį, piliau, ir man atrodo, 6 buteliok supiliau po pus litrą. Tai 3 litrą, ne, kažkas šiandien matematika. Tai va, čia įsidedi, prisipili vandens ir užsidedi, kaip kuprinėlį. Va, čia dar toks per vidurį. Čiuk. Va, užsidedi ant nugaras. Čia va užsisegi, čia į 3 litrą. Ir palei viskų turėtų būti šlangelį. Ta šlangelį turi prisijungti. Tuo šlangelis iš dabar nerondu. Vidai vyri kažką. Viskas. Čia ta įkorka. Šlangelį galbūt kažkokiam kitam. Nes čia ateitų siūns visiems. Žodžiu, čia įsidėt šlangelį, ir tada su to šlangelį tu atsigeri. Ir tu gali va te bėgiuoti, ne? Ir tau yra ant nugaras 3 litrą vandens. Ir tu gali ilgas distancijas nubėgti. Ir tu tiesiog atsigeri.
Pavyzdžiui, aš irgi turėdavau tų problemų. Tipo, reik bėgioti, reik gerti vandenį. Bet tu bėgi kur nors, nu kiek tu į tas rungs pasiims, tu 2 litrus pasiims, taip nebėgs. Pasiim pos litrą, nugrėti išgeri. O Camelbacks labai geras dalykas. Tu pasiim tep šlangelį, to nušvest, tep gali dūnsis, įsikusti bėgti. Gerdams. Tai va, anu irgi norėčiau jums padovanoti, nes tikrai fainas dalykas, labai praktiškas, labai geras. Ir paėmiau tokius 2, bet jie nebus be šlangėlių, bus labai piktas. Kur iš vis tą šlangelį dedas? Jeigu nebus be šlangėlių. Kam tu Camelbacks iš vis įdė šlangelis? Dabar kur reikia gerti. Ei. Ai, ne. Maniau, kad čia tik tas dėklas, ne, ir tas guminis. Na gerai, kol kas šlangėlių nėra, bet turėtumėm surasti. Dedam irgi šoną, nes aš norėčiau jums anu padovanoti, atiduoti. Va, ta tašė labai gera. Labai gera. Ana dedas ant kojas. Jau atskelnis nesimato. Nu, bet žodžiu, šiai toj tašė, užsiseg ant kojas. Ir va, taip ant šono, va labiau, taip kaip suprantu. Ir vienu gal daug ko įsidėti, čia irgi toks labai geras dalykas, manau. Ir daug skyrių, daug visko ir, o ypač jei kur nors va eksplorinį ar dar koks nors dalykėlis įdomus, labai praktiškai įsidėti, ar taip keliauni, arba žadu daug laipioti į kalnus, kai išvarysime Norvegijai. Aiškiai, be bus jėgų po visų darbų kokių. Bet taip, tas man tikrai pasitarnaus, nes aš mėgstu po miškus dautais, mėgstu taip visur. Tu, žodžiu, tašį įsidė čia. Iš tikrųjų kainavo, man rodo, vienas brangiausias. 20 eurų, man rodo, tas kainavo. Bet jis geras tikrai dalykas. Ir tikrai, manau, aš nenusivėlsiu. Gerai, veina jau išpakavau. Čia dar kažkur turėjom. O, čia bus kaukė. Aš vis, manau, dabar galiu padaryti. O, jau da kaukė. Tai jau padarysim prikolą. Pasimsim. Gerai, tai jau pat sekundėlę. Tas atsiskirka, jo, matot, čia ir va tas nuosi uždengia, man atrodo, kad jis atsiskirka. Bijau sulaužyti, žodžiu, neatskirs. Norėjau užsidėti akinius. O, žiūrėk, tam lengva nusiimti. Tai va, užsidės akinius. Gera atrodo? Negera. Robert sak, negera. Gerai, varom toliau. Neblūdėjom. O kam ir įdomu tokį dalyką, va, čia yra tas toks mūsų filmavimams. Čik. O, kaip čia viskas atrodo. Gražiai. Va, kad viskas gražiai sudėliota. Mikrofons. Apšvietim lemputį. Vaidėlius, ne? Čia turėtų būti tas toks. Gerai, aš geriau jums parodys, nes aš sulaužyt paskiau. Čia toks turbūt dalykėlis. Paskiau, mums pasiteisins, matysim. Tai žodžiu, ir toks trikojas. Ir va, laikiklis. Filmauti tokius kaip vlogus, video. Tai va.
Tiešām toliau. Vieto, kaip čia daug visko. Wow. Čia ir Edvinau, man broliau. Man dar ir mok gražiai piešti, tapyti. Nu, ir prie meno vaikis, žodžiu, visos galas. Čia ir lempa, tokia va lempa. Kainavo irgi labai nedaug. Aš galvojau susakyti, čia pasidėti, kad biškai atrodyti jaukiau. Tokia va lempa. Fainai atrodo, ko žinau. Čia man turėtų šveisti tai visokiam spalvom. O taip. Nu, padėkim čia, jau tos negal svaidyti. O jau tai čia daug bus, čia reikia viską pasidaryti. Arba, tai gali paimti toliau. Opa. Oi. Gerai. Ai, čia tos lempas pultėlis paspaudinėti. Lyg ir. Turim čia. Ui, tai iš visko turim. Gerai, aš nežinau, kas čia ir. Viešam ir žiūrom, kas čia ir. O, čia ir LED lempas. Nupirkom LED lempas su mintim gal čia. Įdėti, kad būtų gražesnis apšvietims. Ir dar Edvinau į garažą. Edvinau garažą dar tvarkom, tai galvojom irgi įdėti, kad gražiai atrodytų. Tai aš labai jau sans nelabai prie pajungsiu. Bet įsivekėm LED lempelis. Kas jau pamatysit, žodžiu. Arba Edvin kanale, arba čia galbūt tam sutvarkyti. LED lempis, žodžiu, padėt šiek gerai. Nu kas čia tokiai? Kas čia tu, Robertai, užsisakęs? Oi! O čia tu užsisakė, kas šį tokiai? Čia maisto plėvelė. Čia Robertas užsisakė maisto plėvelę. Ai, čia on galvos? On ko? On pat maist? Nu, uždėti, pavyzdžiui, ant lėkštės, ant bliūdo kokį. Gerai, čia turbūt nieks iš mergų nežiūr, bet čia maisto uždėti ant lėkštelės, ant bliūdą, kad tipo neprikrest, musis nepridėti visokių nesąmonių. Gerai, ir jums dar tep suplyša, bet gerai, niek susirinksim paskiau. Čia to neturėjo būti video, bet uns ir, čia maisto plėvelė. Agers produkts. Robert sako agers. Žodžiu. Vis gerai, ir toliau judam. Taip, ir suprantu, užsisakėm visko per 1-2 dienas, čia viską sumėt mums bendrą. Ar naudoti peilį, ar naudoti savo jėgą. Naudoti peilį. Šį kartą. Čik. Oh yeah! Akinė. Spėkit, kiek kainavo. Nežinau, bet tikrai nedaugiau kaip 5 eurų. Oh yeah! Kad gražesnis žmogus atrodo. Bet tokiai tvirti. Akinė labai tvirti, labai gera. Labai gera atrodo. Aš nežinau, suprantat, seniau būdavo tikra, kad tas, atsimenat tus laiks, kad susisakydavo kažkokį iš AliExpress ir reikėdavo laukti 3 savaitės arba mėnesį. Ir tai tas preiks ateidavo dar toks. Bet dabar tikrai, kas ateina iš kiniečių. Nu, už toks kainas, nu, nereik tikėtis, kad ten būtų kažkokį žiaurį kokybę, bet čia, pavyzdžiui, kaip tokia akinė, kiekvienai tai kainuom keli eurą. Aišku, aš nešneku apie stiklėlis, ten stiklėlė nebus, ten, kad ten blokuovam to saulę, kad ten gali žiūrėti saulės užtemėjimą ir visko matyti. Nu, bet už kelis eurus toks akinis, nu, ir to nereik bijoti, kad va, tu padėsi ant nusibraižys akų. Tikrai, es patenkins. Akinuką, žodžiu. Bum, kas čia bus? Irgi LED lempas, čia greičiausiai antroji ir daugiau nebebus. O, kas čia? Nežinau, kas čia. Pažiūrėsim. Kas čia yra? Čia ir cards arba kažkas tortams. Robert, nesijauk. Žodžiu, čia ir cards
tortams. Kas čia ir tort pjauti? Taip, skriamu. Čia ir tepti kremų tortų. Žodžiu, darau reklamų. Robert mėgst kept torts. Galbūt kada ateiti ant tų darys kaip verslą. Tai kas norėsit tort savo gimtadienio, kreipkitės dabar po permimų, nes Robertas dar nesam pakur jokios paskyros socialinius tinklus. Bet čia ir kart tepti tort. Tu susidok, tau dabar, tu nusipirks tort ir tu galėsi pasakoti. Čia buvau sutepts su kardu. Nu, žodžiu. Imk, Robert, savo torto tepimo kardą. Tep jau į vaikę, kad turit merginas. O, čia bus geri dalykėlė. Aš jau įtar, kas čia galbūt. Mona Lisa. Sakėm, kažkur primenu, nes negalim vien tik tas va tokios blankios seinos. Čia panaudosim peilį. Čik. Taip pat. Palaukit sekundėlį, kantrybės, mėly draugai. Čia gal. Wow. Čia Edvins susisaik, ne aš. Wow. Tas Edvins. Ekto savo. Galim čia kažką pasikabinti nuo dabar. Nu, žodžiu. Tol pamatysit Edvin garaižį. Tikrai, ne aš tau užsisakiau. Robert gal mūsų. Ir čia būčiau aš užsisakys. Aš šitą aptur savo gražią mergelį. Man nereik Mona Lisas su bikiniu. Žodžiu. Pataru, nes yra tiesiog medžiaga. Nėra kažkokia nuotrauka, kas čia ir medžiaga. Yra nuo tiesiog beveik įsirėminti. Tikrai, kas nori tam prikolų. Bet tam man biškėlį kainavo, nekainavo. Apie 10 eurų. A ne? Kažkas toj. Bet tikrai, nu ko ne. Pajaukoti, jei norit kažkam užsakyti. Aš katrau užsisakiau Mona Lisa, a ne visišką kitų. Tai jau pat pamatysi. Nes aš vis tikiuos rimtus. Vaikins jau brondus toks. Aš jau nebusijam, tas tokias dalykas. Pas mus Mona Lisa yra klasiška. Tai jau pamatysi. Jau. Nu, ką prišnekėjau, aš jas brauns vyrs, pas mus viskas sakyti. What? A tai mes normalios neužsisakėm? Čia turbūt Clyde. Papeikiams. Buvau užsisakęs normalią Mona Lisa, tau klasišką. Kur nieks nesupranta, ar ant šipsos, ar ant tiesiog būn poker face'o. Žodžiu, nesklandumą. Nežinau, kaip tas gavos. Greičiausia, aš jums atsiūs. Kas norėt, parašysit Mona Lisa. Seksi Mona Lisa. Parašot man į Ciongs info ir aš jums atsiūntu. Galėsit pasikabinti. Bet nesakykit, iš kur gavot, gerai? Ciongs jums neatsiuntamas. Nu, tokių visokių nesąmonė, eikti to. Kas mums tada buvo galvos, ką mes susisakinėjom tų dalykus. Laikrodis. Vis laik norėjau tokį laikrodį. Čia turbūt, kad pafilmuočiau video, kada jį būtų tokie labiau estetiškesni, kur tipo atsikel, čia ritmetį, čia kelas, čia čia spurton, čia darb. Va toks laikrodis. Sakiau laikrodį. Nu, labas.
paprastus, minimalistiškus, padėsim prie lovos ir gerai atrodys. Toks laikroduks. Kas patenkins, nežinau ar veikia, bet atrodo tikrai gražia. Varom toliau. Mano vienas iš geriausių mėgstamiausias dalykas, kas jūs gali pareiti. Tai yra normal trikojas. Oho. Su viso dievu. Ir galėčiau filmuoti video kur nors gamtų arba te pasistatyti ir filmuoti. Aš sakau, aš turiu daug idėjų, kaip gyvenimas susiklostys, dar nieks nežinau, bet čia ir trikojas ir aš esu labai patenkinęs. Žiūrėkit, kaip man susiskleidė. Va. Nu, žodžiu, uns prasilgin, man rodo, ne iki 1,50 m. Čia šitą įsideda telefonus, prasilgin arba ant stalo pasėdėti. Nu, kad būtų profesionalesnis contents turinys. Čia netgi ir, žiūrėk, tas toks, kaip ant gulščiukų būn, mums parodo, ar lygia, ar nelygia. Esu labai patenkins. Aš sakau, esu labai patenkins. Kol toliau tol kainas santykių kokybiškesnis prekis paradniš kiniečių. Aš sakau, dar kartu, mums neriam čia, tai Temu ar AliExpressą, aš tiesiog užsisakiau daug prekių ir darau unboxingą. Čia ir tai dalykėlė. Tu susisakiau grina impulsyvę, neneiksiu, bet tuo pačiu norėjau irgi panaudoti kokiam video, čia ir tokia neoninė. Anu perlauž ir mums pradeda apšveist. Tai galvoju, kad išeisim į mišką su kokias mėgmaišės ar te paeksplorint naktį. Žadu video nufilmuoti, kur ves naktį, vakščiai po mišką naktį. Tai va, galvoju tokiu sėdėti ir kad šveistom arba te iš tikrųjų gerai, kur nors te, nu, savo gali kur nors išguzinti, manau, te pimėti. Kas meikit kam nors. Saka, į lomžirgs ir įmėtis. Į kokį kapikaklę. Pritrenkinsiam, žodžiu. Tai nu galiam padėti čia. Kur mes čia dar turėjom? Čia jau ir mano Edvino. Čia yra... Arba ne, čia labai graži dėžutė. Hannah Martin. Tai šį ir aš nežinau. Arba atrodo, kad čia galbūt laikrodis. Fancy. Laikrodis už 10 eurų. Su to laikrodžiu žiauriai juokinga. Aš to laikrodį jau užsisakau kai 4 kartą. Dėl to, nes vieną kartą aš pametėjau, kitą kartą jis tiesiog nusidėvėjai. Ir kadangi jis toks pigus ir jis man taip patinka ir jis toks tikrai jautas, kokybiškas. Aš ginčytumėtės jau, ar jis jautas kokybiškas, bet jis man labai patinka. Aš pirmą kartą susisakiau 11 klasėje, o man dabar jau praėjo 5 metų. 5-6 metų, ne? Ir aš, 2 metus aš vis nenešiu laikrodžių, dabar vis laik nešiu tų, nes, čia sportinis laikrodis, man jau ir visiškai nesvarbu, kas galvo apie mane. Aišku, su kostu mano nenešiuoju, bet dažniausiai nešiuoju tų, nes čia yra žadintuvas, viskas. O čia va toks yra, toks stilingas laikrodėlis. Jis visus all black. Jauts laikrodis. Va, kaip atrodo, normaliai, nebloga, ne? Jauts laikrodėlis paprastas. Aišku, aš nesakau, kad nors po kokių 2 metų nenusitrins, bet kas sako, tas laikrodis po 10 metų, čia vienas iš geresnių toks. Tai va, laikrodėlis, bet supakuotas, padėtas, eik sau. 10 metų čia, wow. Tai va, Almas, bet aš nešiu laikrodį už 10 metų. Gal kad nors pasikeis dalyką, bet po kol kas nešiu laikrodį už 10 metų. Tai va, padedam čia, užsidam vėl savo sport modą. Tas be to kainavo 1000 taivanietiškų dolerių. Tu pirkau Taivanį.
tas išsivert 3 eurų, kas jo labai geras, viskam atspars. Žodžiu. Viskam atspars. Viskam. Tai va. O, man rūd, kad čia bus mano Mona Lisa. Aš jums nemelavau. Sakau, aš jums nemelavau. Pasirodo, Edvinas 2 užsisakė tas ne plikapą, apsirengusius taip labai laisva būdišką Mona Lisas. Parodys dar kartą. Edvinas užsisakė 2 va tokius. Aš užsisakiau klasišką, nes aš esu brandus žmogus. Va. Užsisakiau, žinau dėl ko? Kad primintų mane Da Vinci žmogų, katras turi daug talentų ir uns. Visi sakė, jei tu esi visų galo meistrus, tu neisi geras meistrus. Galiu sutikti, bet galiu ir nesutikti. Dėl to nesi tokių žmonių kaip Da Vincis, katras tiesiog įrodyms, kad tu gali kelios sferos būti geras. Aišku, daugiau niuansų, nesiginčiai ir nenoriu čia ginčytis, bet vien dėl Da Vinčiaus užsisakiau, nes, Da Vincis man įkvėp, kapams gal tas neįkvėp, Da Vincis, kapų Da Vincis gal žmonių neįkvėp. Tai va, pasikabinsim tintų paveikslėlį. Kadangi nėra originalas dar rastas, kiek žinau, tai užsisakiau kopiją. Mona Lisas. Oh yeah! Aišku, subraskom. Čia yra irgi trikojas ir didelį lempa. Mes norėjom paeksperimentuoti. Ar su ta didelį lempa, kaip gautumės kažkur filmuoti, ar su ta maža lempa, kaip gautumės kažkur filmuoti, bet į tai. Ir dar ir Roberta gal kažkokį turinį kurs, Edvinas dar ir, gal ir Edvino prireikti. Nu ir taip. Sakykim, vieno lokacijo gali pasidėti, kito lokacijo pasidėti, kad teik nedaug tą kainuojantį dalyką, nereikia vežiuotis, čia irgi trikojas, čia ir lempa. Jei kas nors nuspręstumėt, kad pradėti kažkokį kūrinį kurti, galit man parašyti ir paklausti, kaip tai vis dalyką. Bet aš iškart matau, kad jinai tikrai atrodo kokybiški. Kainas santyka, netikrai atrodo kokybiški. Nu, ar tu pirksi už 100 eurų, ar tu nusipirksi čia už keliasdešimt eurų. Tai tikrai, nu nežinau, matysim, kaip su ta lempa bus. Tai irgi žodžiu. Norim, kad turinys būtų, iš pradžių norim, kad turinys būtų pakenčiant, paskiau norim, kad turinys būtų toks geras, kad jūs tikrai nužiūrėtumėte, kad jums būtų įdomi. Nu žodžiu, norim tobulėti. Tai ačiū, Robert. Nu, buvo tik belik, viskas, paskutinis, bet pats didžiausias krepšys. Čia turėtų būti ir bata, ir mano keli drabužiai užsakyti. Tikrai ir gana sunkus. Kiek jau, Robertai, filmuojam? 3,8. 3,8, turim peilį. Bet turim ir taip, rankas. Kipa! Kipa! Vėl camelbacks, gertuojant nugaras. Vėl šlangelis nematau. Arba šlangelį čia kažkur į vidų. Nu, žodžiu, išsiaiškinsim. Tada čia yra kepurė. Kepurė. Ant kurios gali užsidėti lipdoką. Tai galvoju irgi užsidėti ciongus lipdoką arba tep tiesiog lipdoką. Nu, tiesiog va kepurė. Ir čia užsidėti arba ciongus, arba tepku nors. Bet jau reikia užsisakyti tas, kur prikimba. Va, kepurė. Čia. Čia ir tašė, bet čia jau biški kitokie yra. Čia jau grina va tai kareivišką tipo. Anu, prisiklijom va taip. Nu, ne prisiklijom, prisidėjau. Prisiklijom. Anu, prisiklijom va taip. Irgi prieš šoną. Labai patinka tokį dalyką, va. Čia gali sėdėti
laba pasitarnavom. Kur nors. Lipi į kalnus, ar darbuojas, ar taip kažkur įsidėti prie savęs. Čiuk, bet išsitrauki. Čia yra kaukė. Nu, žiauriai gerai medžiaga, kur žinau. Tikrai pačiupinėjai. Tik, žinau, to tokia slydė švelnė. Tai čia ir toks, va. Oi, plauką, ne? Sukišam plaukus. Nu, Robert, tu gal šnekėjai? Štau gest, nesuprantu. Ko čia reiškia? Ką? Kaukį priekį pastum. Ai, kaukį priekį pastum. Nu, čia šitą, ako kepurę, žiūrėjim, šiltą, malonę, jaukę, ar tų kaukių sėdėti. Nu, žodžiu, fainas dalykas, labai švelnas, labai malonus. Irgi man rūtė kainavo kelis $. Čia ir LED cap light. Ai, čia galbūt. Ai, va čia tas ir dalykėlis. Žiauriai geras dalykėlis vėl parodyt. Vėl pasiimt kepurę. Eik tu savo, kur aš numečiau. Man reikia kepurės, kad galėčiau pademonstruoti. Va, žiūrėkit. Čia ir užsidedi tokį šveistovą ant kepurės. Va, čia toks šveistovas, va. Manu čia užsidedi, va. Te pasidedi. Arba atvirkštę turbūt ten reikia užsidėti. Ir ant šveit. Nežinau, dabar šveis, turbūt kad ne. Nu, čia reikia įdėti 3 mažas baterijas, matau. Ir tu galėt su kepurė ir pasišveisti. Nu jau, gerą idėją, man rodo. Patep. Tai va čia irgi man idėja, kur nors tyrinėjant, eksplorinant, kokius nors apleistus pastatus, įlys su to faina pasišveisti. Gerai atrodo. Tai va. Papa. Čia dar turėjom irgi daug kaukių, kaip sakau. Ai ne, čia ir. Va, kaip ir prieš tai nervojau, sakau, užknis nėra ko įsidėti gerti. Ir tas pats problem su telefonu, kad tu įsidedi kišenį, tas telefonas į maskatovės, kaip kiaušia kokie, ne? Tai tiesiog va šitą susakiau tus šortus populiarius, kur ir toks tinklėlis, ir tam tinklelį, o šitą ir kišenį, ir įsidedi telefoną, ir mums tiesiog būn priglauds prie tavo kojus ir gal geriau bėgiuoti. Kažkoks didelis susakiau. Nu, bet geriau didesnį negu mažesnį, šortą žodžiu. Oh yeah, mano mėgstamiausias dalis. Čia ir visus komplekts. Ir striukė, ir kelnes, ir bata, ir eik tu savo. Nu bus medžiagas, bus turiniaus, tikra. Bata tikra, atrodo kokybiški. Eik tu savo. Nu žiūrėkit, žinokit, tikrai esu patenkęs. Nu, 90% prieki pasisiu iš temų. Aiškiai, nežinau, kiek nors laikys, gal nors pras mėno ir suplyš. Bet aš nemokėjau čia. Pavyzdžiui, tavo nori nusipirkti nenormalis bots, kur tikrai ten daug metų netavo neįlaikys. Nu, kažkas, ne, 100 eurų. Čia kiek nekainavo, aš nežinau, kainavo $16, kažkas tokį. Nu, ir čia į batą, ta prasme, nu, suplyš, bet tai kas $16? Kapitas laikas, nu, tu pamėsi, nu, ne, 10 eurų. Va. Tokį batą, irgi tokį kareivišką stiliaus, jaudį. Va. Bliama, tikrai geriau, te pačiupinėjai. Turėtų būti įdomaus turiniaus, kad aš sunas apsirinksiu ir pats atrodys įdomia ir bus pačiam netgi patogia. Tada čia ir va tokį dalykėlę. Eik, tau. Čia toks kaip kombenzonas, pamatot? Čia kelnes. Špriekiaus. Medžiaga, stor medžiaga. Pažiūrėkim, ar man nusik geras.
Jo, nors ir geras, gal netgi ir didžiųjų posį, bet niek tu galėsim po apačiu pasimauti. Bet tai geriau, didžiųjų posį negu parsisiūti per mažą. Tai čia va ir striukė. Va. Tai čia žodžiu vis kompleks. Turėsiu jaudus batus tokius kaip kareiviškus, ane. Ir turėsiu va tokį striukę kelnes, tai kad apsirinksiu iš vis turėtų atrodyti taip tvarkinga. Ir, nu žodžiu, pamatysit, aš dabar neapsirenginėsiu. Paskiau bus, į tai labai ilgas video bus išeis. Pamatysit mūsų visas tas dalykas, kitus video, nes aš visi buvo orientuoti, kur kamerą pastatyti, trikoja visokiai, kur tepčia šitą kombinezoną, batą, GoPro įsisegti, kepurė, kaukė. Nu žodžiu, viską pamatysit video. O, čia kita mon rubrika irgi parsisiuntiau. Žadu padaryti tokią rubriką miškinis. Kaip aš išeinu miškį, pafilmuoju, kur nors įdomaus. Aš nefilmavau ten tokių labai gražių video, kur ten atsineš kokių išsikepų kepsnių. Aš filmavau viskų, tiesiog filmavau ir galvoju įdėti tokius galvoju jaukingus video daryti ir to pač gana rimtus, bet kad būtų irgi va tokia tematika, užsisakiau va to šitą kepurę. Va. Čia ir audega. Čia ir ausis. Nežinau, kaip aš atrodys, gal labai leva atrodys, tiesiog neapnešios, bet va tokia kepurė. Miškinis. Šiandien išeinam į mišką. Apsukt reik. Nu kaip apsukt? Nu arba tep. Šiandien išeinam į mišką. Pasisivau kepurį iš savo katin, kad nešaltų ausis. Nu žodžiu, visų kitokių. Ai, tu sakai, Roberta, apsisuk pasirodyti. Palauk, aš noriu nusudėrinti su vienu dalyku. Parodys daug, ko aš tau kauti parsisiuntiau. Bam. Nu, suradau vėl tau kauti, buvau numėtis. O, pradės to. Nu, palaukit. Tai va, padarysim taip. Sėdėsim to. Bet žinok, Robert, Ana monai net nėra maža, kaip mes užsisakėm. Čia iš tikrųjų ant skirtų kaip ir bakams, kaip supratom, bet sakau, blogiausia atveju mes atkerpsime, tiesiog įdėsim tokį kliemą, užsiausiam ir pasididinsim, bet Ana monai pats tas žinok. Man ta gal vėl tik nedidelį, matyt nedaug kitų smegenėlį ten, kad toks dalykas darau, bet žodžiu, miškinis. Man patinka tai bumbulą, simbolizuoja man bumbuls. Norėks daryti visokius dalykus, kad žmonės suprast, kad aš turiu kiaušius. O ne tik bumbulas ant kepurės. Gerai, tęsam toliau tų video. Nusiimam. Epa. Varom toliau. Nebedaug, bet turim viskas. O dar vienas piršinis, tokias taktinis, susisakiau. Anos ir taktinis, bet matėt, ten tuos buvo iki čia, o čia jau įves pirštinis. Sudėsim tai jau, palaukit sekundėlį. Nu blemba, aš žiauriai patenkintas. Kokis tvirtas, geras pirštinis. Va. Labai geras. Čia labai teikia eiti ir... Čia netgi nežinau. Aišku, darbuoju su pirštinim, dažniausiai darbuoju vis tik nepatogio. Bet... Nu labai man patinka. Tai labai gera, pavyzdžiui, ar atsiklaupti prie kapų, apanešti, kur nors nešiūti, kaip nors darbą dirbti. Aišku, šans naudos tepti tiesiog apsimalas, kiek man norėks, kiek nerėks, taip pasisakiau dėl įdomom, dėl smalsom. Bet, žinokit, tikrai geras pirštinis, kokybiškas pirštinis. Sąlygina pasižiūrės į kainą. Viskas čia remas į kainą, viskas preikstamas, tikrai jaukingai kainuoja. Prasme, čia irgi kiekvienas to kainavo, 5 eurų kainavo, nekainavo, neteikia, tai kiek papras darbinis pirštinis kainuoja. Jau panašiom sumom. Metam tas pirštinis į šoną. Ai, va tu. Mosquito headnet. Tu užsisakiau visišką on prikol.
Ar jums veiks, ar neveiks, nežinau, nu, bet kur jums turit neveikti, jei čia užsidėdam galvos tų tinklą. Tai moskitos turėt nebekosti. Na visų pirma, čia reikia turėti keporių, ant tos keporius įsidedi ir turi būti gera. Nu, žodžiu, suprantu, čia toks tinklėlis. Norėjau keporių paimti, pademonstruoti, bet neapsvarbu. Užsidėti keporį, ant keporės tų ir manau, kad tikrams turėt gerą veikti, nes vis tai kuisiai jau nebeskrenda. Tai va, tas irgi kainavo, man atrodo, kelias euras. Eksperimentas. Čia turim čia kažkokius, matot, tuos užsakiau du, irgi man atrodo buvau užsakęs su idėja, kad vieną atidausiu jums, vieną pasiliksiu savo. Čia ir tiesiog toks prožektorius su tokias kaip violetinė spalva šveičiantis. Ir va, man iš tikrųjų žiauriai gerai atrodo, matot, violetinė spalva. Davai, įsivaizduojat, filmuojam video, čia kažko eksplorinam, aš ten pašveistu, violetinį spalvą, keitą atrodo. Žodžiu, vieną jums padovanos, kas norėsit? Čia kažkoks ultravioletinis. Nu, tipo ultravioletinis, ten dabar pašveiti, matos viskas. Va, fains. Nežinau, kaip kamera matos violetinis, žodžiu, va. Čium. Va. Tai va, jau galiu skelbti, kad praktiškai aš jau viską išpakavau, dar palauk. Nu gerai, padėt dabar į šoną, paskui sugrįžtam prie tų atidavimų. Kažkur čia dar turim dar mažą tokiau. Ir čia yra, čia ir tokia kaip karabina, kaip tas plasmasinė, va, pasisekti. Irgi kaip eiksti, kai nu, gerą dalyką, va, karabiną pasisekti, nors įsidėti, prisisekti, va dėl to ir aš užsisakiau, va, tokių, kur galiu susiekti, prisidėti, prožektorių nepamesti, ar kažkų gerą dalyką, va. Pasiėmiau du, nes, nu, daug kur galiu susiekti, daug kur reikia susiekti. Nu, buvo didžias mažas baigti, dar manau kažkur palaukė sekundė, dar kažkur turėjom čia. Va čia irgi dar ir kaukė, oi, tos kaukės norėjau, man labai fain. Čia ir labai gera kaukėlė. Va taip va. Va. Nežinau, čia tu, ne, greičiausiai tepta. Va, gerai. Išlaužu visus tos kontūrus susilieję su gamta. Tiesiog sakiau, nes kaip dalyks. Kas čia dabar? Nežinau, aš ir tau pažiūrėsim kažkokį paukštę nupiešti. Vau, žiūrėkit kokiam dėklė. Netgi ir va tas. Čia gali perkeišti ir prisisekti, prisirišti. Žiūrons, čia ir žiūrons, dėl to čia ir paukštė visokie, kad galėtum stebėti paukščius. Koks dar paukščius, aš norėjau žiūrėti pro lonkas kuriai. Ir kalai. Va, žiūrons. Nu irgi patikėkit daug nekainavo, nes kas į birungę aš neperku. Tai va, po kol kas. Bet po kol kas aš perku viskas, kas įpigė. Čia ir va, viskas. Fain dalykėlė. Žodžiu, žiūrons. Užsisakiau, nes tiesiog ir įdomu pažiūrėti kartos, kur nors, ar kur nors išeini mišką, kur eksterną pasižiūrėti, ar tep, nors gyvūnėlį. Tai tep, fain dalykas. Nu ką, ir... Ačiū, laukit, dar vienas dalykas. Dar viena kaukė. Kaukė. Nu va, ir viskas. Ir mes baigiam savo išpakavimą reikalus. Turėjom daug prekių, visas tas prekis vis tiek ir skirtas ateitį tam tikrim dalykam. Tai va,
grįžkiam prie to, kad aš norėjau jums padovanoti kelius dalykus. Jo, padovanosiu prožektorių, padovanosiu Camelbacką ir padovanosiu tokius taktinius pirštinius. 3 dalykėlę. Ir kaip mes darysim? Darysim taip. Aš turiu, aišku, sukūręs Gmailą, savo YouTube kanalą, jis vadinas Ciongs Info. Į tų Gmailą rašykit, kokį dalyką norit. Ar kas norit prožektorių, ar kas norit Camelbacką, ar kas norit taktinių pirštinių. Pavyzdžiui, norit taktinių pirštinių, parašot dalyvauju ir parašykit taktinės pirštinės. Dalyvauju, parašykit gertuvė arba Camelbackas. Dalyvauju žibintuvėlis. Ir tada tai žmonės, kad parašys, pavyzdžiui, pirštinių nori, aš iš tų visų žmonių, kad parašys, kad nori pirštinių, išrinksiu vieną burtų kelio, sąžiningai, tikrą burtų kelio išrinksiu vieną žmogų ir aš jam atrašysiu į Gmailą. Kad va, to laimėję, susiseiksiu ir tada man įsiūsiu arba tiesiog atvešu, čia Žemaitėj nedidelį ir padausiu tas pirštinis. Arba tau gertojus, arba tų žibintuvėlį. Aišku, galit parašyti, kad aš noriu ir tuo, ir tuo, ir tuo. Tada, kad bus loterija, ne loterija, kad bus va tas nugalėtojai, ką, aš negaliu vertinti nugalėtojai, tiesiog, kad aš ištrauksiu žmogų, katras laimėjai, aš man įteiks, bet tada, suprantat, jei, pavyzdžiui, parašys tik tas 3 žmonės, kad nori žibintuvėlį, iš tų 3 žmonių ir didesnė tikimybė, kad jūs laimėsit. Bet jei, pavyzdžiui, vis parašysit, kad norit gertojus, tada bus kokie 10 žmonių parašys, kad nori gertojus, tada bus mažesnė tikimybė. Tai žodžiu, rašykit man į Ciongs Info, kad norit arba pirštinių, arba gertovės, arba žibintuvėlį. Aišku, galit rašyti, kad norit visų 3 dalykų. Robert, ar aš kažką nusišnekėjau čia? Sunkiai čia suprasti. Žodžiu, parašykit į Ciongs Info, kad norit arba žibintuvėlį, arba gertovės, arba tų pirštinių. Ir aš tada iš tų, katrai parašys, kad va nori gertojus, iš tų žmonių, katrai parašys, kad norit gertojus, aš iš nutrauksiu burtus, katrai ištrauksiu. Tam nusiųsiu gertojų, katrai bus parašę apie žibintuvėlį, ištrauksiu burtus apie žibintuvėlį, išsiųsiu žibintuvėlį, tu padarys ir čia. Nežinau, ar aiškiai ar neaiškiai, bet nežinau, ką prie kitą daryti visus dalykus. Tai va, jei kas komentuokit, duokit man pizdi, reikėtų, ką žinos, ką prie geriau daryti. Bet žodžiu, rašot į Ciongs Info, ko norit, aš tada susirašysiu jūsų vardus, kas kur norėjot, ištrauksiu sąžiningą, tai yra sąžininga, man čia nėra ko apgaudinėti ir jums tada susiseiks ir jums atsiųsiu. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot, nemanau, kad čia kas daug peržiūrėjo, tai labai didelį tikimybę, kad gausit tus daiktus, bet tai čia tai daiktą, kiekvienį čia. Tokie čia tai ir prizą, bet kiek aš galiu, tai aš duoti, kas turėčiau daugiau, duočiau daugiau. Tai va, ačiū jums, iki kitų kartų. Bus video, susas tas dalykas, bus aišku, va tas. Rubrika miškinis, kur aš išeinu miškį, darau koks nors dalykėlis. Pavyzdžiui, pasikepu grombaulių, nes yra labai daug baltymų ten. Arba aš varau explorinti kokį nors veitėlį, užsidedu vatų. Ar taip visokių kokį nors video. Tai va, ačiū jums, kad žiūrot, iki kitų kartų. Ir rašot Ciongs Info, ko norit, aš jums atsiuntu viskas.